Sveiki, mėlėjai jaunieji kolegos, aš esu Mantautas Ruzas, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas ir norėčiau su jumis pakalbėti tema, ar įmanomas viso gyvenimo projektas. Iš karto užbėgdamas dėstomiems įvykiams už akių noriu pranešti, kad įrodinėsiu tokio projekto galimumą. Jūs, kurie jau baiginėja gimnazijas arba kurie jau baigė, neišvengiamai susidursite su fundamentalia gyvenimo dilema. Kur studijuoti? Ką rinktis? Kodėl fundamentali dilema? Todėl, kad iš esmės jūsų pasirinkimas nulems likusi visą jūsų gyvenimą. O pasirinkimas yra tarp dviejų dalykų. Dažniausiai tarp dviejų dalykų. Arba tarp to, kas jums labai įdomu, arba tarp to, kas perspektyvu ir naudinga, bet nebūtinai jums įdomu. Idealiu atveju galbūt gali sutapti. Kitaip sakant, jūsų pasirinkta specialybė bus ir jums įdomi, ir perspektyvi, bet ką daryti tuo atveju, jeigu nesutampa šitie du dalykai, ką rinktis? Ar tai, kas jums įdomu, ar tai, kas perspektyvu ir naudinga? Mano staigus atsakymas būtų: rinkitės tai, kas įdomu jums. Visų pirma, kodėl? Todėl, kad pasirinkę tai, kas įdomu jums, toj srity pasieksite, tik tai tada galėsite pasiekti aukštumų toj srity, nes dirbsite darbą arba studijuosite su dideliu užsidegimu ir įdomumu. Tuo tarpu, jeigu darysite dalykus per prievartą, nieko nepasieksite. Galbūt trumpoje gyvenimo distancijoje jūs nukentėsite, tačiau ilgoje gyvenimo distancijoje jūs būsite nugalėtojai. Nes visų pirma, tam segmente, kuriame jūs dirbsite, ir jeigu dirbsite su įdomumu ir užsidegimu, jūs pasieksite aukštumų. Tuo tarpu, jeigu jūs dirbsite per prievartą ir nenorėdami, netgi jeigu tas segmentas bus labai perspektyvus ir naudingas, jūs jame nieko nepasieksite. Ir šiuo atveju mes galime prisiminti garsų egzistencinės filosofijos atstovą Žaną Polį Sartrą, kuris dar 1943 metais savo veikale Būtis ir niekis yra, sakykime taip, pasiūlęs sąlyginai gero ir laimingo gyvenimo receptą. Žano Polio Sartro teigimu, tu tiesiog turi susikurti viso gyvenimo projektą. Kitaip sakant, pasirink, kuo tu nori tapti ir judėk link to. Ir kitaip sakant, tai suteiks tavo gyvenimui tam tikras koordinatės ir kryptį. Arba Sartro žodžiais tariant, tavo gyvenimui suteiks reikšmę. Aišku, mes galim prisiminti ir kitą šiuolaikinį jau žymų sociologą Zygmundą Baumaną, kuris kalbėjo, kad tokia viso gyvenimo projekto koncepcija yra jau atgyvenus, nes remiasi klaidinga idėja, kad pasaulis keičiasi lėtai, kad socialinė tikrovė keičiasi lėtai ir užtat mes galim turėti ilgus toli numatančius planus. Baumano manymu, toks projektas galbūt ir buvo įmanomas Sartro laikais ar 20 amžiaus pradžioj, 20 amžiaus pirmoj pusėj, kada Sartras rašė savo pagrindinį veikalą Būtis ir niekis. Tačiau kalbant apie 21 amžių, kai viskas labai greit keičiasi, ilgalaikius planus yra labai sunku turėti. Aš vis dėlto likčiau prie Sartro pozicijos, beje dar prisiminsiu vieną dalyką, tai tas pats Baumanas yra ironiškai pastebėjęs, kad kai jisai studentams kalbėdavo apie viso gyvenimo projektą, tai jie juokdavosi, nes sakydavo: profesoriau, mes neturime projekto kitiems metams, apie kokį projektą visam gyvenimui mes galime kalbėti. Bet kaip sakau, aš lieku prie Sartro pozicijos. Aš manau, kad Sartro pozicija yra
šiems laikams dar aktualesnė negu Sartro laikais, todėl kad taip viskas greit keičiasi, aš sutinku su Baumanu, bet tuo labiau reikia viso gyvenimo projekto, kitaip sakant, kad šitam chaose, kuris yra vadinamas gyvenimu, mes turėtumėm kažkokias koordinatės, mes matytumėm kažkokius kelius ir mes galėtumėm tais keliais judėti. Kitaip sakant, mums gyvybiškai svarbu turėti viso gyvenimo projektą, kad išvengti paprasčiausio beviltiško blaškymosi šitam gyvenime. Ir dar norėčiau sugrįžti prie kitos Sartro minties, kuri buvo išsakyta jo veikale Egzistencializmas yra humanizmas, kuris teigia, kad egzistencija yra pirmiau už esmę. Ką aš čia turiu omeny, tai kad mes neturim kažkokios tai stabilios esmės ar tapatybės, mes tą tapatybę turime vienokią ar kitokią susikurti patys. Sartro manymu mes esam visiškai laisvi susikurti tapatybę, kokią mes norime. Ir čia vėlgi ta pati iškyla svarba viso gyvenimo projekto, nes neišvengiamai tu turėsi tapti kažkuo. Ir kad tu netaptum bet kuo, tau neišvengiamai reikia turėti kažkokią idėją, kažkokį projektą, kuo tu norėtum tapti. Kaip pavyzdį norėčiau paminėti garsiausio Latino Amerikos rašytojo Gabrieliaus Garcijos Markeso biografiją. Mes šią biografiją žinom, kad jau būdamas 17 metų Markesas žinojo, kokį jis norėtų parašyti romaną, bet tą romaną jis parašė tik tai būdamas 40 metų. Čia aš turiu omeny jo romaną 100 metų vienatvės. Markesas iki to laiko irgi buvo parašęs romanų, bet tie romanai nebuvo tokie sėkmingi, nes juos rašė sekdamas jau egzistuojančiais literatūros kanonais. Taip pat iki to laiko jisai dirbo įvairiose redakcijose, bet pakankamai nesėkmingai, nes tos redakcijos kažkodėl tai bankrutuodavo, užsidarydavo ir jis turėdavo ieškoti vėl naujo darbo. Galiausiai Markesas pasiryžo rašyti romaną, apie kurį, kaip sakiau, svajojau nuo 17 metų. Ir po mėnesio rašymo jis suprato, kad rašyti ir dirbti papildomą darbą jis negali. Tuo metu jisai dirbo reklamos agentūroje. Markesas paprasčiausiai metė tą darbą, kai jo žmona Mercedes paklausė, o ką mes valgysim ir iš ko gyvensim, Markesas atsakė to, ko aš nenorėčiau sakyti į kamerą. Ir jis metus niekur nedirbo ir buvo atsidėjęs tik to romano rašymui. Galiausiai romanas išvydo dienos šviesą. Jis buvo publikuotas 1967 metais Meksikoje ir iš karto tapo pasauliniu bestselleriu. Kitaip sakant, Markesas atsibudo jau žvaigždė. Paskui sekė kiti romanai ir, kaip sakiau, Nobelio premija. Tai kokia šitos visos laimingos istorijos, koks šitos visos laimingos istorijos moralas? Moralas yra toks, kad paprasčiausiai jūs turite pasiryžti imtis tokių dalykų, kurie jūs domina, ir gyvenimo aplinkybės anksčiau ir vėliau pradės irgi dirbti jūsų naudai. Dar vienas patarimas, turėkite kantrybės išlaukti to momento, kada jums pradės sektis. Ir pabaigai dar norėčiau pasakyti keletą sakinių. Jeigu pasiryžte studijuoti mūsų universitete, Lietuvos edukologijos universitete, jūs turėsite labai įdomią ateitį, kitaip sakant, jūs turėsite labai įdomią profesiją. Kodėl? Todėl, kad jūs padėsite ir kitiems žmonėms susikurti savo gyvenimo projektus. Aš turiu omeny mokinius, nes būtent pedagogas yra tas žmogus, kuris vienas pirmųjų, neskaitant tėvų, gali padėti atrasti mokiniui jo talentus ir gebas. Jau mano minėtas Markesas yra ne vienam interviu užsiminęs, kad jo rašytojo talentą surado būtent mokytojas. Jo ispanų kalbos mokytojas buvo tas žmogus,
kuris pamatęs jo talentą būti rašytoju, skatino jį rašyti, skatino publikuotis tuo metu, kur tik tai įmanoma. Užtat pedagogikos svarbą sunku pervertinti, nes mokytojas yra bendraautorius kartu su mokiniu, braižant jo gyvenimo projektą. Ačiū visiems už dėmesį ir sėkmės. Tikiuosi susitiksime mūsų universitete.